Lazdijai, Žolinių rytas, ar Žolinės, Plašen Žolinės. Važiuosim į Lenkiją per 2 dienas 250 km, šiandien 100 kem. Simas, Augustinas, Lukas. Marius gal dar pasijungs. Tai šiandien laukia 140 km. Važiuosim į Lenkiją, Lenkijos miškai, kanalai. Nakvosim už Augustavo. Lankysim bebrus, lankysim kanalus, lankysim ežeriokus. Ir ką ten tą, flekų sriubą bandysim suvalgyti. Ir Žolinės. Lazdijų parkas, gražią estradą turi. Palei ežerą koks takas iš lentų. Ežeras biškį apaugęs. Iki gražus bekelės keliukai. Nu, va, išvažiavom iš Lazdijų. Šaubakštynus išvažiavom ir dabar jau smagus graveliukai. Labai geri pokalbiams. Tai va, judam toliau link Lenkijos sienos. Zelionkos miestelis turi labai gražų prieėjimą prie ežerų, gražių namelių. Pasiekėm bebro kelią. Žiūrėsim, ar bus upelio kirtimas. Bebro kelias, upelis, platus. Simas daro tiltą. Ai, nice. Čia tai geras. Čia kur tie šaolinio vienuoliai būna ribotom breketas. Ta prasme, labiau gaila šlapių pėdų ar šlapio botom breketo. Ko nepadarysi dėl kadro? Gal tu klaus. Matai, Dabar šok. matai dviratį gali kitą nusipirkti, kojų kitų jau nebesušlapsi. Ar kažkas Dabar toks? aš ištraukiu jūs brisi. Ai, trauksi? Aš kai pamačiau, kiek ten giliai, tai kažkas. Per vidurį tai pakelk, nes ten gal, nu žinai, biški žemiau kelių gaunasi. Bent jau dugnas malonus. Reikia čia kokį lapkritį pravesti šitą vietą. Easy. Bet tas vanduo... Easy. Bet tas vanduo toks žystai galbūt atrodo su kokias tik po pirmo žingsnio. Dar vienas bebro kelias. Va jau. Įveikiam bebro kelius, dabar vėl geri keliukai. Kiek smagus miškeliai, labai gerai. Juose važiuot, daug pavėsio metas šiandien kaip karšta. Dangerous or something. Tai It is the rules. atvažiavom prie pasienio, Lukas be dokumentų. Tai ką, nepraraido, turim patikrą. O ja, gerai, nori filmuoti. Nu ką, Tai gal nefilmuokai neleidžia. tai pasakytų, kad negalima filmuoti ir tiek, tai nežinau. Ja. Aptarėm dar Luko nelaimę prie pasienio. Tai va, į Lenkiją dabar įvažiuot. Reikia dokumento turėti asmens. Nėra jau net mažesni pasienio punktai tikrinami. Nežinom kaip kiti, bet va, buvo vidury tiesiog miško atsitiktinis, pro kurį kirtom. Tai nepraleido. Pasiūlėm tada nulėkti iki mašinos, grįžti namo, pasiimt dokumentą ir grįžti. Čia turėtų užtrukti kokias 4 valandas. Tai tikimės, kad sugrįš. O, kokie smagus miškeliai. Nu, žiūrėsim, lauksim naujienų. Ar kitokie Lenkijos miškai? Ar dar kažkas jau jaučiasi? Tai gal ne, gal to ne. Sustojimas prie lenkiško ženklo. Pakraštavot biškį bandelių. Kokie įdomus nameliai. Iš drėbto molio apvalūs. Kiek čia yra koksai?
15 kokių stovi prie gražaus ežero. Tokių Lietuvoje nesu matęs. Sustojom prie sklepo miestelį. Miestelio sklepai nedirbo, yra antras sklepas. Nieks neveikia, turbūt žolinės. Tai nežinau, bent bikefitą padarėm. Bus gal patogiau važiuoti. Kitas miestelis už 25 km, tai ten gal kas dirbs. Vienas sklepas neveikia, tai kitas labai gyvas, pilnas gyvybės, visko va siūlo. Giros pilstomos šitam pačiam miestelį. Visi visur važinėja. Ai, bet aš pasiėmiau energetinę, žinok, tai pas mane bus pilna. Tai žinok, žiūrėk, tu tą paimk, mes jį kiek išgersim, jis vis tiek pat kainuoja kiek 1,5 litro. O jei kiek žmonių čia net netelpa jau. Vėl tobuli miškų keliukai, jokių griovelių, labai lygus keliai, labai chill važiuojam. Labai geri keliai. Nieko, tiesiog šnekamės, atsipūtė, šiek tiek smėlio buvo. Škai Augustinas biškį paklimpo. Nieko tokio, pravažiavom tą problemą. Greiti pasitvarkymai, gertuvę priveršti. Lukas sakė, atvarys. Prie upelio sustojom. Niurką padaryt. Oje! Dobre! Bobr. Kaip čia tas, kur... Kalplančias? Kaip tas vadinasi, kur pašventina? Krikštas? Ja. Ja, tai pakrikštiju save, būk dviratininkė. Ežeriuks, single trackas. Pranašiau lietuvišką mišką. Tokį Labanoro takelį. Labai smagus single trackas, kaip pažintinis takas. Va yra suoliukas prisėst. Poilsio vieta, tokia ta vieta. Labai gražu. Sustojom į kavinę. Susitikom vėl su Augustinu, buvom biškį išsiskyrę. Bandysim užsakyti flekus sriubos. Ir dar pažiūrėt, ką jie čia turi skanaus. Sėdim kavinėje ir čia ateina teta. Užsakai iš meniu, nu tai suprantama. Tada užrašo ant lapuko, ką tu užsirašei. Nu čia užrašė šalta sriuba, nu tai šaltibarščiai. Ir visi čia sėdim. Sėdi irgi. Ir mes dabar einam į parduotuvę, į sklepą užsimokėti. Jeigu čia nebūtų pasakę, nežinau, nieko nebūtų nusimokėję. Tai va, nuėjau į parduotuvę, įmušė talonėlį, kad sumokėjau. Dabar grįžtam į restoraną ir laukiam vėl tetos, kurie atneš mums šaltibarščius ir mes įrodysim, kad sumokėjom šaltibarščius. Nešam tetai, kad jinai mums padarytų šaltibarščius. Neš tetai reikia? Neš tetai reikia. O tai kur teta yra? Taip aš baladotis į duris turėdavo? Tenai surasi, visi įdomu. Prikolas. Sakė, reikia nešt lapuką tetai, ji dar pati neateis. Nešam tetai. Jo. Einam. Pasibelsk į duris. Aš nežinau, ar čia, pala, tenais. Čia toks labirintas. Čia visai gerai galėjom prisėsti. Čia? Ai, va, čia muša. Ding dong. Thank you very much. Thank you. Tokios sistemos niekur dar nesam matę. Atnešė maistą.
šaltibarščiai, skrandžio sriuba. Nu, Aš šaltibarščių ragauto nulas. o čia pridėta neaišku, nu gerai. Tiesiog mėsytė sriuba jaučiu. Mėsos Būk. Tiesiog mėsytė. Likau gyvas. Ir suvalgo visą. Viskas gerai. Svarbiausia man turėti pliusiuką, kad esi, žinai, o paskui jau patys galės pakartoti. Normali mėsos sriuba. Tasti. Šauštą gražinu. Labai maistinga jaučiu. Išvažiavom iš miestelio. Judam link Augustovo, kokie 23 km liko. Ir šokam į vėl labai gerus miško žvyrkelius. Labai gerai, šešėlio daug. Jau dabar po 5, temperatūra dar kokie 28, bet jau krenta. Visai malonu tampa važiuoti. Lukas pranešė, kad, nu jau anksčiau pranešė, kad grįžo nuo Lazdijų namo į Kauną, pasiėmė asmens dokumentą. Tikriausiai mašina vėl parvažiavo, paliko mašiną Lazdijuose. Ir turėtume su Luku vakare susitikti. Neaišku, kuris dabar numynęs yra, bet panašu, kad susitiksim ir rytoj dar minsim kartu. Važiavom prie, nežinau kokios upės, bet šliuzų. Ir dabar laivas atplaukė iš ežero, o kitas ežeras yra aukščiau. Ir dabar čia užrakins viską, pakels vandens lygmenį ir tada jis perplauks į kitą ežerą. Tai gan įdomiai sugalvota. Link Augustavo kanalai labai gražus. Dvirtakis va nutiestas. Žiūrėsim dabar į centrą, apžiūrėti miesto. Nu, Augustavas labai gražus, labai daug vandens turi, prieigų, dviračių takų, visokių įdomių vietų. Nu, parkai labai gražus. Visiška vasara, su kateriai žmonės plaukė, Luosniai labai gražiai atrodo pakrantėje. Gražu, gražu, labai gražu. Jau Augustavo centras. Simas labai norėjo magnetuką nusipirkti. Lenkišką, tai kaip tik važiavom į centrinį parką. Kas? Vandens? Ai, nu, prisipilsim tą. Toliau renkamės magnetukus. Buvo smagių magnetukų su dviračiais. Iš kur dar buvo gintarinių su dviračiais. Ai, va jau nėra. Turbūt nupirko paskutinius Simas ir Augustinas. Taip paaiškėjo, kad nedirba jokios parduotuvės, nei Lidlai, nei Kauflandai, nei Bedronkos šiandien dėl žolinių ir tik tai visokios žabkos atidarytos, tai bandysim čia maiščiuką susirinkti ir tada į stovyklavietę varyti. O Lukas sakė, jau į stovyklavietę važiuoja ir ten mums vietas rezervuos. Apsipirkom žabkoje per kokią pusvalanduką. Daug didelės eilės, labai daug žmonių. Prekinas dabar ant šventės. Ir vėl važiuojam dabar iš Augustavo kanalais, va tokiais labai gražiais. Labai toks fainas žvyrkeliukas eina. Lukas jau stovyklavietėje laukia, o mūsų dar, mums reikia įveikti dar 10 km kažkur.
svarbiausi dalykai. Čipsų pasikrovę. Simas dar porą čipsų pakelių turi. Svarbiausius dalykus veža. Kad jis ženklas draustų, bet nėra, kad ir ženklas leistų. Tai toks... Reiškia, galima, ta prasme. Galima čia kempint, niekam nerūpės. Jis pats sako, Lenkija keista šalis, žinai. Jo, bet priėjimas prie ežero tai blogai. Kaip įspūdžiai? Gerai. 100 kem nuvažiavom. Kaip įspūdžiai? Nežinau, gerai, aš... Biurokratijos girnose įstrigai. Pasiėmiau dokumentą ir atvažiavau, aš nematau čia didelio reikalo. Atvažiuoji, pažiūrė, ačiū kortelę pasiėmė, ne pasą. Ir dar gavosi, dar greičiau, dar trumpiau. Aš čia... Bet žiūrėk, kai tu varei pro kitą pasienio punktą. Jo. O ten buvo Man kažkas? taip gavosi, kad kitas man buvo tiesiog, aš greičiausiai kelio ieškau. Jo. Tai jo, ta prasme, įlendu ten jau irgi toks, panašiai kaip mes važiuojam, nieko nematai, bet tik važiuoju Lenkiją, stovi su automatais ir čikita, tai irgi mergina kažkodėl tikrina, o vaikinai su automatais tau grasina. Tai jo, pravažiuoju. Geras maršrutas. Nežinau, aš biškį nuobodu važiavau asfaltu, tai... Nes arba važiuoti asfaltu ir atsidurti čia, arba važiuoti labai ilgai, nes jau eksperimentuoti žvyrkeliais, miškais jau nebemačiau, biškį ir laiko nebeturėjau, ir biškį jau ir noro nebeturėjau. Va, kokį vaizdą stovyklavietį turim. Pavėsinė aukščiau, tik skardukas nemažas. Užlipti iki maudymo vietą. Nu ir dar savo įspūdžius papasakok. Kaip įspūdžiai dienos? Labai geras šiaip maršrutas, Robertas gerai parinko. Šiaip buvo vaizdinga, nebuvo daug sukibimo, tai tas patiko. O dar pakoregavo dviratį, tai iš viso gerai buvo. Gaidžiai pasaferinau, bet viskas gerai. Baikfitą padarėm gerą. Greitą. Tai tas nice. Hamakas ten vienas. Aš palapinė čia. Vaizdas nuo skardžio. Ui, užkliuvau. Dar vienas hamakas. Simas. Ir Su šitu, jo. gero diskusijos. Su šitu nekeptum, manau. Nes aš matau ir tai dar mėgau šiltesnė aplinkoje, nes hamakė šalčiau negu palapinės, kai atvira erdvė, žinai. Ir tai aš su savo ten kepu, žinai. Turbūt jo. Nu, ten šalčiau, žinai. Rytas. Jau keliamės. Pusrytainis, kavainis. Pusryčiams turėjome avižą su jogurtu, rodzinki ir stonečnik, luskani. Ir Danijos sėrė homogenizovanį po smaku tieskovim. Oh my god. Nu, skanu. Būtent panelė. Motherfucking right. Nuo pakas ką tai. Nu, po truputį kraunamės. Pajudėsim už kokio valanduko. Ne į tą pusę.
palei kanalus važiuojam, kuris nuo Augustavo eina. Labai va toks smagius dvivėžis keliukas. Labai smagų paplūdimį radom. Ir yra girdėta ais baražo garsą. Kai Nissan įsijungusi. Gerai. Nu, pakarštavosim bandelių vietinių. Ejo! Ne, čia turbūt kaip šviesoforas veikia. Jeigu jau reikia kažkam, tai jau reikia. Labai geri miško keliai. Labai lygus, smagus flow su pasukiukais, pakilimais, nusileidimais. Labai smagiai riedam. Tiesiai. Medžio alėjoje važiuojam. Šalia kanalai vėl. Čia toks gaivus visai oras. Vėsina. Grįžtam į Lietuvą. Esam dabar ant pasienio ir žiūrėsim, ar Luką praleis. Vakar 1% tik kartų praleido. Šįkart gal praleis irgi. Nereikės lenkiško paso. Antras bandymas tai sėkmingas. Antras sėkmingas buvo. Dabar žiūrėsim, kaip gausis. Praleido į Lietuvą vis dėlto. Luką palikom. Lukai Lenkijai labiau patiko. Ten graveliai geresni. Lenkai maždaug ne, pas mus jūs neateisit, bet iš mūsų galite išvažiuoti. Žinoma. Maladės. Visus praleido šį kartą. Labai smagu. Kai Kapčiamėsiu netoli, ten Pakarštavo varysim. Pakarštavo atsistojom prie upelio. Karščiausias laikas, ne? Karščiausias laikas. Va, čia varom. Čia bus gerai. Veisiejų paplūdimys. Pravarėm labai gerą single tracką. Dabar niurk darysim. Galim koks ežeras. Čia aš gerai atrodo. Įseksi. Link Veisiejų paplūdimio važiuojant. Nuo paplūdimio link Veisiejų važiuojant. Labai gražus takeliai. Veisiejų centras tūsas vyksta. Koksai takas įrengtas pažintinis smagus.
labai lygiai lentelės sudėtos. Į Iškišulį atvažiavom Veisiejų. Vėjas stiprus. Gerai, važiuojam. Paliekam Simą, jis važiuoja į Trikampį ežerą, tęsia kelionę, o mes į Lazdijus. Pasiekėm Lazdijus, Lazdijų Maksimą. Saulė šviečia, saulėgrąžos žydi. Lukas vo. Augustinas vo. Tai kiek čia gavosi? 110 kg. Biški prieš vėjam pat galo. Tai va, baigiam. Oras labai geras. Dar Veisėjose ar kur ten išsimaudėm. Palikom Simą. Simas dar tęsia kelionę, mes baigiam visi labai laimingai, viską įveikėm kartu. Oras puikus. Eisim dar į Maksimą radu. Pala padarysiu, kad Kilometrų 242 rašo. Easy. Easy, 19 valandų iš viso. O visai fan.